kurį visi šeimoje labai gerbė, buvo daktaras ir aišku, man buvo labai įdomu taip pat tapti daktarę. Praėjus keliem mėnesiam pamačiau, kad mano visi draugai galvoja apie teisę. Tuo metu teisė buvo labai populiari profesija ir aš pagalvojau, taip, aš noriu tikrai teisės. Tais pačiais metais KTU surengė pirmą kartą tokią programą, kad net nereikia laikyti stojamųjų egzaminų. Jeigu tu turi gerus pažymius, gali automatiškai įstoti į kokią tik tai nori profesiją. Ir aišku, pamačius, kad KTU yra pati populiariausia profesija vadyba, aš padaviau savo dokumentus ir kitą dieną valio įstojau į vadybą. Kas man labiausiai patiko mokykloje, tai matematika. Dalyvavau daug olimpiadų, buvau laimėjusi prizų, dalyvavau taip pat ir diktanto visokiuose konkursuose, lietuvių kalba puikiai sekėsi. Žodžiu, ką noriu, tą galiu daryti. Nei karto nekilo mintis, kad galiu mokytis matematiką. Ką aš galiu daryti pabaigus matematiką? Būti mokytoja? Ką dar? Kaip jums atrodo? Ką? Informatikos tais laikais? Buhalterė, va. Buhalterė, teisininkė, vadybininkė, nepalyginami dalykai. Pasitaikė proga išvažiuoti į Švediją vieniem metam. Nuvažiavau į Švediją ir gyvenau šeimoje, kur mano šeimininkų dukra buvo mano metų, abiturientė. Čia buvo mano paskutiniai mokyklos metai. Jinai buvo viena iš populiariausių merginų savo klasėje, turėjo labai daug draugų. Ir jinai buvo labai stipriai nusprendusi mokytis inžineriją. Ir aš galvojau, nepažįstu nei vienos merginos Lietuvoje, kuri mokytųsi inžineriją. Kaip tau gali norėtis būti kažkokioj laboratorijoje, dirbti prie kažkokių tai staklių. Ir jinai sako, tu ką, čia vat būtent kur yra įdomumas, aš galiu sukurti kažką, tai bus labai daug vyrų aplinkui mane. Yra labai daug priežasčių, dėl ko inžinerija jai atrodė, tai yra labai geras dalykas. Plius būtent Švedijoje, ką aš pamačiau, tai kad beveik trečdalis studentų tuo metu būtent jau buvo labai stipriai nusprendę mokytis inžineriją. Ir ne tik, kad inžineriją, bet netgi žinojo, kokią būtent inžineriją norės mokytis. Po 1 metų Švedijos man pasisekė ir aš įstojau į universitetą Amerikoje. Perskaičiau brošiūras visas, ką jie siūlo. Amerikoje, kas yra labai gerai, tai įstojęs universitetą gali metus laiko pabandyti visas klases ir pasirinkti, ką tu nori tikrai studijuoti po metų. Ir aš pasirinkau tarptautinę ekonomiką ir politologiją. Tais laikais, prieš maždaug 20 metų, čia buvo tikrai ateitis Lietuvai, čia tikrai reikės tokių žinių, kad aš galėčiau Lietuvai padėti. Ir pasiėmiau matematikos kursą vien tik dėl to, kad reikėjo. Ten yra privaloma iš kiekvienos srities pasimti kursus. Pasiėmus matematikos kursą, pamačiau, kad aš gaunu lengvai A+, nereikia net mokytis. Kaip mus paruošdavo tais laikais Lietuvoje, aš tikiu, taip pat yra ir dabar. Mūsų žinios yra tikrai labai stiprios. Ir ką aš dar pamačiau, tai kai mano draugai, kolegos Amerikoje sužinojo, kad man sekėsi matematika, jie žiūrėjo su pavydu. Aš gavau labai didelį populiarumą, žiūrėkit, jai matematika sekasi. Ir net nebuvo klausimų, kad toliau reikia mokytis matematiką, o ne politologiją, nes ten atvers daug daugiau galimybių. Ir taip ir atsitiko. Kai baigiau universitetą, atvažiavo dideli investiciniai bankai iš Wall Streeto ieškoti savo tinkamų darbuotojų. Kadangi aš buvau viena iš nedaugelio matematikių, aš gavau darbą 1 numeriu. Iš mūsų visos laidos į tą būtent banką, į kurį aš patekau, kuris tuo metu, dabar jau jį nupirko kitas bankas, buvo vienas iš prestižiškiausių vietų dirbti pabaigus koledžą. Ir iš mano koledžo mus pasirinko 2. Mes abu turėjom matematikos bakalauro laipsnį. Po darbo 2 metų įstojau į inžineriją, finansų inžineriją, kas reiškia taikomoji matematika. Man darbo ieškotis nereikėjo. Mane susirado Goldman Sachsas, nežinau, kiek iš jūsų žino Goldman Sachsą. Jiem patiem reikėjo darbuotojų, kurie būtent
gerai gaudosi tiksliuosiuose moksluose ir finansuose. Ir jie kontaktavo mūsų universitetą, taip kad man darbo ieškotis net ir nereikėjo. Po daug metų padirbus tam banke, aš sugalvojau, kad iš tikrųjų galima daug ką kitką veikti ir save realizuoti. Ir štai nusprendžiau grįžti į Lietuvą po 17 metų užsienyje ir dabar dirbu Investuok Lietuvoje. Ką mes darom, tai mes dirbam su užsienio investuotojais ir traukiam juos, kad investuotų į Lietuvą. Dėl ko aš kalbu būtent apie matematiką, ne dėl to, kad noriu pasigirti, o dėl to, kad kai mes žiūrime, ko reikia, kai mūsų šaliai renkasi, į ką mes turim orientuotis, kai galvojam apie šalies ateitį, tai pirmas klausimas, kurį mums užduoda, kokie pas jūs darbuotojai, kokius studentus, ką jie mokosi, ar jie yra pasiruošę gauti būtent tokius darbus, kuriuos mes galėtumėm pasiūlyti. Ir aišku, man pagrindinis klausimas yra, ką mokosi Lietuvos studentai, kokios yra tendencijos, kas jums įdomu ir ar tikrai mes visi galvojame apie Lietuvos ateitį. Taigi, jeigu galvojant iš tikrųjų, kaip toliau auginti Lietuvos ekonomiką, nuo ko priklauso ekonominė gerovė. Jūs turbūt visi kažkiek tai žinote, kad technologijų svarba yra labai didelė įtaka, nuo ko priklauso ekonomikos augimas. Yra padaryta daug studijų, kaip koreliuojasi ekonomikos gerovė su technologijomis ir talentais. Ir ką mes matome, tai visos šalis, kurios yra aukščiausiai pagal daug rodiklių, ar tai būtų gyvenimo gerovė, ar tai būtų vidaus produktas, tai labai koreliuojasi būtent su technologijų naudojimu toje šalyje, su žmonėm, kurie mokosi būtent tiksliuosius mokslus, su žmonėm, kurie kuria, kažką tai kuria. Tai kaip Lietuva turėtų patekti ten, kur mes norime būti? Aišku, mes dabar esam kažkur per vidurį. Gal žino, kas čia yra apačioj? Kaip geografijos žinios? 3 pasaulio šalis, o kurios? Viena iš jų Gana. Nu, čia jūs vėliau galėsit pasižiūrėti. Bet ko mes norim, tai ne kad mūsų vėliava eitų žemyn ir lygiuotumės į 3 šalis, o kad mes lygiuotumės ten, kur mes norime būti, tai yra būti viena iš pažangiausių ekonomikų pasaulyje. Tai ką mes turim dabar? Ir mes galime labai pasidžiaugti, čia vienas iš pagrindinių dalykų, ką mes sakom savo investuotojams. Lietuvoje moksleiviai mokosi. Pagal statistiką 77% Lietuvos jaunimo baigia universitetus, kolegijas, profesinės mokyklas. Esam 10 pasaulyje pagal šitą rodiklį. Tai yra labai didelis pasiekimas ir esam aukščiau už visas tas šalis, kurias mes matėme. Vadinasi, mes tikrai norime, kad mūsų ekonomika augtų ir kad mūsų šalis gerovė gerėtų, taip? Bet kadangi mes žinom, kad technologijos yra būtent tai, kas koreliuojasi su šalies augimu, pasižiūrėkime, kiek pas mus yra mokslininkų. Suomijoje 11 mokslininkų 1000 gyventojų. Lietuvoje 4. Bet gal mes mokomės tiksliuosius mokslus daug sparčiau negu jie visi kiti ir mes juos pasivysim. Deja, taip nėra. Singapūras, nors jau ir turi nemažai mokslininkų ir tikrai orientuojasi į aukštąsias technologijas, jie daug sparčiau už visus kitus renkasi tiksliuosius mokslus, kad pasivytų kitus. Ir rezultatus, man atrodo, visi matome. Pas mus studentų kiekis, kurie renkasi tiksliuosius mokslus, yra 22%. Vienintelis dalykas, ko mes galim čia pasidžiaugti, tai kad Latvija yra žemiau už mus. Latvijoje 18% renkasi. Bet, žiūrint į statistiką iš apklausų, kai apklausami 15 metų studentai Lietuvoje, mokiniai Lietuvoje,
Latvijoje 15% sako, kad norės mokytis tiksliuosius mokslus, o Lietuvoje 12%. Kiti mūsų konkurentai 20% sako, kad mokysis tiksliuosius mokslus. Taigi, kodėl taip yra? Gal mes negalime mokytis tiksliųjų mokslų, mes gal tokia tauta, kuriem geriau sekasi būtent humanitariniai mokslai, vadyba ir socialiniai mokslai. Ar mes turim to potencialo? Yra padaryta apklausa ISM-o ir per Facebooką, man atrodo, visi jūs galite, ne apklausa, o testas, pasitikrinti pagal savo savybės, pagal tai, kas jums patinka, kokio tipo žmogus esate, ką jūs turėtumėte mokytis. 33%, čia jau yra padaryta testas beveik 30 000 moksleivių Lietuvoje. Didžiausia dalis, daugiau negu trečdalis, yra mokslininko tipo. Ką tai reiškia? Tai nereiškia, kad mokslininkai yra tie, kurie nori kolbelėse kažką tenais daryti ar skaičiuoti kampe atsisėdę. Tai reiškia, kad tyrimas daromas pagal tai, kas jums patinka, kai jūs dirbate. Būtent kokie veiksmai jums patinka. Ne tai, kas jums atrodo, būtų įdomu mokytis ar skaityti, bet būtent kol jūs mokotės, kol skaitote, būtent kas jūs užkabina. 33% pagal tą profilį yra mokslininkai. Mokslininkai yra labai geri specialistai, tai būtent rodo būtent tokį žmogaus savybę, kad jisai nori būtent žinoti vieną specifišką sritį labai gerai. Ir kad yra svarbu turėti talentą, bet supranta, kad taip pat reikia daug įdėti įdirbio, kad kažką pasiektum. Kiti likę procentai pasiskirsto maždaug po lygiai. Tai yra pagal tas savybės vienuoliai, tai būtent tie, kurie nori daryti gerą visuomeniai, šuolininkai, vadovai ir taip toliau, kas yra tikrai labai labai geros savybės. Ir būtent jie sujungus mes galime gauti labai įdomių kombinacijų. Man atrodo, čia visi pažįsta tuos žmonės, kas jie tokie yra. Ir būtent jie visi yra mokslininkai, bet būtinai turi turėti ir kitas savybės. Jie turi būti kūrybingi, jie turi būti išradingi, menininkai, atsipūtę ir taip toliau. Taigi, pagal mūsų visas apklausas, atrodo, mes turime tikrai daug potencialo ir būtent čia Lietuvoje galėtume būti tie, kurie išranda naujus produktus, kuria naujus startupus ir taip toliau. Yra labai didelis pagyvėjimas startupų Lietuvoje. Kiek iš jūsų yra pagalvoję, kad reikia sukurti appsą? Nei vienas? Vienas? Netikiu. Nei vienas neturit idėjų, kad reikia appsą, bet šitam dalykui sukurčiau appsą telefonu. Man rodos, čia visi nedrąsūs nepasakot. Bet ką aš noriu pasakyti, kad appsas būtų sėkmingas, jų išeina po 1000 per dieną. Kad tą appsą pradėtų naudoti, kad žmonės užsidirbtų iš to sukurto appso, turi pirmiausiai turėti labai gerą idėją, labai daug dirbti, nes technologiškai, kad jį sukurti ir pritaikyti, yra labai didelis darbas. Turėtų būti labai geras marketingistas, turi žinoti, kaip uždegti visus kitus savo idėją ir taip toliau. Taip, kad nebūdamas mokslininkas, nežinodamas, kaip tą savo idėją realizuoti, tikrai negali netgi būti sėkmingas verslininkas. Turbūt visi esat girdėję apie Silicio slėnį. Labai daug šalių bando kopijuoti, mes irgi kūrėme daug akceleratorių ir inkubatorių, kad pas mus verslumas didėtų. Yra labai aišku ir padaryta labai daug apklausų ir studijų, dėl ko Silicio slėnis atsirado. Dėl to, kad ten yra Stanfordo universitetas, kuris turi vieną iš geriausių inžinierių programų. Būtent tenais inžinieriai sugalvoja naujas idėjas ir žino, kaip realizuoti. Tai nereiškia, kad reikia tik inžinierių, reikia ir vadybininkų ir taip toliau. Bet neturint inžinierių, vadybininkai
vadybininkai tampa tik tai pardavėjais ir neturi ką pardavinėti. Taigi, kokia situacija yra Lietuvoje? Į universitetų šiuo metu pačios populiariausios programos mokytis yra būtent vadyba, teisė ir panašiai. Mūsų patys gabiausi studentai su geriausiais balais visose disciplinuose renkasi mokytis vadybą, teisę, biznio administravimą, politologiją ir panašiai. Į tiksliuosius mokslus, kurie yra sunkus, kurie galėtų įstoti į tiksliuosius mokslus, renkasi su daug mažesniais balais. Ką tai rodo, kad mes turime potencialą, bet pasirenkame mokytis vadybą. Ir štai yra pavyzdys. 46% Lietuvos studentų mokosi vadybą, teisę ir panašias disciplinas. 22% mokosi inžineriją, gamybą, IT ir kitus tiksliuosius mokslus ir pasiskirsto per kitas disciplinas. Tai ko mes galime tikėtis, kad mūsų tauta, mes esame vadybininkai. Yra labai puikių vadybininkų Lietuvoje ir projektų vadovų. Pas mus agentūroje Investuok Lietuvoje dirba vadybą pabaigusių žmonių labai daug, jie yra puikūs specialistai. Bet ar visi tokie? Kas pasidaro ekonomikoje, kai yra per daug vadybininkų? Ką mes turim? Labai daug konsultantų turim Lietuvoje. Man čia buvo labai didelis skirtumas nuo to, ką aš buvau pripratus Amerikoje. Lietuvoje yra daroma tiek daug galimybių studijų apie tai, kad reikia analizuoti procesus, kaip analizuoti būtent skirtingas fazes procesų, kur galėtumėm rekomenduoti, kaip tos procesus optimizuoti ir taip toliau ir panašiai. Rezultato iš to nulis, bet konsultantų labai daug ir jie labai daug užsidirba. Ir kokia yra realybė? Tai kad vadybą pabaigę žmonės renkasi darbus kaip pavyzdžiui telefonų skambučių aptarnavimo centruose, telemarketingo, soliariumo administratoriam. Kodėl taip yra? Kodėl būtent šias sritis moksleiviai renkasi? Yra padaryta daug apklausų. Viena iš jų 73% moksleivių sako, kad man šis sritis yra įdomi. Darbo užmokestis sako 50%, kad man svarbu gerai uždirbti. Lengva gauti darbą 22%. Ir kitos priežastys. Mane skatina tėvai lengvai stoti. Lengva gauti darbą ir darbo užmokestis, manau, yra gana racionalus sprendimas, ne? Mes galvojame į ateitį. Man įdomi šis sritis, aš žinau, čia visi jūs skatina. Darykite tai, ko jūs norit. Yra labai svarbu pasirinkti tai, kas jums patinka. Aš visiškai sutinku, kad yra labai svarbu pasirinkti tai, kas jums patinka. Klausimas yra, kaip gali patikti vadyba arba teisė? Kas būtent patinka, kai jūs renkatės vadybą arba teisę? Būti vadovu? Vadovauti, skaičiukus vesti? Teisininkų sėdėti prie dokumentų ir skaityti tokias papkes dokumentų? Aš netikiu, kad 73% tų, kurie pasirenka teisę arba vadybą, tai daro dėl to, kad jiem tai patinka. Yra padaryta kita apklausa, kur man atrodo yra daug realesnė apklausa. 84% renkasi specialybę pagal tai, kokius pažymius jie gauna ir žinodami, kad su tais pažymiais jie gali įstoti į pačias populiariausias sritis. Bandos jausmas. Taip, darom visą tą, ką daro banda. Šeimos įtaka, labai panašu, turbūt šeima irgi mato, kur visi stoja su gerais pažymiais ir skatina stoti į tas pačias specialybės. Draugų įtaka, mokytojų įtaka, pašaukimas ir niekas neįtakojo. Pašaukimas, aš tikrai tikiu, kad daug daugiau žmonių turi pašaukimą. Ne 35%. Ir turbūt tikrai turėtumėm rinktis būtent specialybės pagal pašaukimą. Du labai geri argumentai, dėl ko reikia rinktis kažkokias specialybės. Tai pirma, kad rasiu darbą. Dauguma jūsų sako, aš renkuosi dėl to, kad aš rasiu darbą. Pasižiūrėkime CV online. Čia yra darbo skelbimai.
Šiuo metu virš 18 tūkstančių žmonių ieško vadybininko darbo. Darbo pasiūlos 60. Vadinasi, 313 kartų daugiau. Kiek manot yra pasiūlymų darbui inžinieriams, IT ir matematiką baigusiems? Virš 100. O kiek yra norinčių? Apie 200. 2 kartus daugiau. Šitie skaičiai yra drastiški. Ar tikrai aš rasiu darbo? Pasižiūrim, kas vyksta darbo biržoje Lietuvoje. Iš jaunimo 50%, kurie yra registruoti darbo biržoje, neturi išsilavinimo. 50% tų, kurie turi išsilavinimą, dauguma jų turi būtent šias specialybės. Taigi, susirasti darbą baigus specialybės, ir tai yra vienas iš didžiausių motyvacijų, dėl ko studentai renkasi vadybą, tai yra tikrai irgi netiesa. Čia dar net nėra įskaičiuota žmonių, kurie emigruoja iš šalies, kurie neranda darbo. Ir jie emigruoja ne dėl to, kad valstybė nieko jiem nepadaro, paprasčiausiai jie patys išsirinko tą specialybę, todėl kad jiem tai buvo labai įdomu. Kaip atrodo atlyginimai Lietuvoje? Čia mes paėmėme tokius vidurkius. IT specialistai šiuo metu gali gauti apie 7 000 litų, vadybininkai dvigubai mažiau. Lygiai tas pats visame pasaulyje. Čia nėra taip, kad Lietuvoje per daug vadybininkų, štai atlyginimai mažesni. Paprasčiausiai tie, kurie turi specialybę, jie gali gauti daugiau, nes juos samdo kaip specialistus. Viena iš motyvacijų turbūt, kurie renkasi mokytis vadybą, tai yra nori vadovauti, jie bus geri vadovai, jie žinos visus verslo pagrindus, kaip išvystyti biznį, kaip jį parduoti. Mes pažiūrėjome į 500 didžiausių kompanijų. Didžiausia dalis jų, 20%, jie yra pabaigę inžineriją. Netgi paimkime pavyzdžius. Amazonės Jeff Bezos, įkūrėjas, vienas iš turtingiausių žmonių pasaulyje, elektros inžineriją baigęs, vienas iš geriausių vadovų pasaulyje. Kas žino pavardę šito žmogaus? McDonald's vadovas. Aš ir nežinau mintinai, galėčiau pasižiūrėti, bet manau nesvarbu. Elektros inžinerija. McDonald's. Pardavinėja hamburgerius. Yahoo įkūrėjai. Elektros ir kompiuterinė inžinerija. Net ponas Binas baigė Oxford elektros inžineriją. Net komikai gali būti geri, pabaigė inžineriją. Kaip yra Lietuvoje? Ar pažįstat šitos žmonės? Iš Pixelmatorių, taip? Programuotojai. Viena iš sėkmingiausių istorijų Lietuvoje. Šiuo metu jų kompanija vertinama virš 100 milijonų litų. MG Baltic vadovas, industrinis planavimas. Lygiai taip pat su moterim. Pasižiūrėkime pačias sėkmingiausias moteris pasaulyje. Angela Merkel 2011 metais išrinkta įtakingiausia moteris pasaulyje, fiziką baigusi. Krafto vadovė, prieš tai vadovavusi, Krafto vadovė, statistiką baigusi. Avon kompanijos vadovė, kur prieš tai vadovavo Johnson & Johnson, pradėjo kaip mokslininkė laboratorijoje ir šiuo metu vadovauja viena iš didžiausių kompanijų. Ir aišku, Margaret Thatcher chemija. Kas man yra labai skaudu, aišku, kadangi pati esu moteris, tai čia vienam pristatymė aš taip pat kalbėjau apie ateities profesijas ir viena mergina prie manęs po to priėjo ir sako, va, man sekasi chemija, fizika, bet aš inžinierė tai nebūsiu. Tai ką man daryti? Kas man patinka chemija? Aš sakau, kodėl tu inžinierė nebūsi? Čia sako, ne mergaitė, mokslas. Tai, kad mes galvojam, kad kažkokie tai mokslai yra ne mergaitėm, tai pirmas dalykas mokykloje, pažymiai, sakyčiau, mergaičių netgi yra geresni tiksliuosiuose moksluose. Bet profesijas renkamės pagal kažkokį tai profiliavimą, kur mums atrodo yra mergaičių profesijos ir berniukų profesijos.
Berniukų profesijos yra perspektyviausios profesijos. Mergaičių profesijos ten, kur bus mažesni atlyginimai ir kur perspektyva yra mažesnė. Pasirodo, teisininkių ir vadybininkių, kur reikalingi geresni pažymiai, yra dvigubai daugiau Lietuvoje baigiančių negu berniukų. Pedagogika. Lietuva pirmauja pasaulyje pagal moterų skaičių mokytojų. Kodėl taip yra? Kodėl Lietuvoje moteris turi dominuoti būtent pedagoginiai sistemui? Bet ką jos gerai išmoko, tai paruošia labai gerai tiksliesiems mokslams berniukus, kurie toliau gali ir mokytis perspektyvias profesijas. IT ir matematikos 2 berniukai vienai mergaitiai, inžinerija 4 berniukai vienai mergaitiai. Mergaitės lygiai tokios pačios kūrybingos, lygiai tokios pačios lyderės, lygiai tokius pačius turi gebėjimus analitiniai veiklai, lygiai taip pat gali išrasti, jos pačios pasirenka to nedaryti. Ir sakyčiau, čia yra labai skaudu, nes jeigu mes pasižiūrėsime į šitos duomenis kitose šalyse, taip, tos specialybės yra populiaresnės tarp vyrų taip pat, bet ne kelis kartus, keliais procentais. Rumunijoje moterų daugiau mokosi IT ir matematikos negu vyrų. Vadinasi, mes ne tik, kad nesirekam teisingas profesijas, bet netgi neišnaudojam viso mūsų potencialo, kad būtent moteris išeina iš perspektyvių profesijų pačios to norėdamos. Taip, aš tą pačią klaidą dariau. Taip, bet aš dabar už tai ir šneku čionais, ne? Nes aš pasirinkau mokytis matematiką ir inžineriją po visų savo klaidžiojimų. Čia yra labai liūdna. Bet žinokit, dėl ko mes čia ir šnekame, ne? Tai pirmiausiai jūs turite pasirinkti mokytis inžineriją, ne? Jūs turi skatinti, taip. Čia yra didelė problema. Bet galima problemas pradėti spręsti nuo savęs. Ir tu gali pradėti keisti tą, ne? Jeigu tau patinka inžinerija, užsirašykit tą klasę. Taigi, kokios perspektyviausios profesijos? Čia mes išrinkome sąrašą būtent iš tų, kurių paklausa yra pati didžiausia. Šiuo metu tarp paieškos agentūrų taip pat yra padaryta daug apklausų didžiausių įmonių vadovų Lietuvoje, tiek užsienyje. Tos pačios profesijos dominuoja, kad būtent tai yra ateities profesijos. Ir manyčiau visiems jums, kam sekasi tikslieji mokslai, pagalvokite, ar tikrai jūs renkatės socialinius mokslus dėl to, kad jūs tikrai norite tą daryti. Socialinius mokslus aš pati dabar vadovauju agentūrai, kai dirbau Amerikoje, taip pat turėjau vadovaujantį darbą. Aš niekados nesimokiau vadybos. Gal aš ir darau kažkokių tai klaidų, ne pagal vadovėlį vadovauju. Bet man kas padeda, tai yra būtent mano žinios įgytos matematikos, inžinerijos, analitinio mąstymo, patirties darbe, kur aš bebūčiau buvus, patirties apskritai gyvenime. Tas, mano manimu, mane padaro kaip gerą ar negerą vadovę. Ne tai, kad aš mokiausi vadybą. Vadybą galima išmokti kaip papildomą dalyką, kai tu esi specialistas kažkokios srities. Ir pabaigai, ką aš norėčiau pasakyti, kad ir dar truputėlį papildant atsakymą į tą klausimą, kad viskas yra iš tikrųjų jūsų rankose. Ką aš girdžiu labai dažnai Lietuvoje, valdžia nepadaro, valstybė nepadaro, už tai visi emigruoja. Mes visi esame ta valstybė ir mūsų visų pasirinkimas sudaro visą valstybės visumą. Taip, kad tikrai jūs patys turite rinktis ir patys rodyti, kas jums įdomu ir suprasti, kas yra reikalinga ateičiai. Tai paliksiu su keliais tokiais pastebėjimais. Pirmas, tikrai įsigilinti, kas jums tikrai yra įdomu.
ir paklausti savęs kelis kartus, ar tikrai man šitas dalykas, kurį aš renkuosi, yra įdomus, o ne dėl to, kad visi kiti tą daro, kad reikalingi aukšti pažymiai ir dėl to tai reiškia, kad čia yra gera profesija. Antra, ko aš dar nepaminėjau, tai yra mokytis kalbas. Aš manyčiau, čia tik tai kelių metų reikalas, kai vertimai bus viskas daroma technologijomis ir niekam nereikės tų kalbų žinojimo. Reikia tikėtis, kad tokia technologija bus sukurta Lietuvoje, bet kokiu atveju kalbų mokėjimas jūs išskiria iš minios. Man pačiai, kai aš gavau savo pirmą stažuotę vasaros tokiam Bostono hedge fonde, jie man pasako, kaip jie mane pasirinko. Sakė, mes gavome tokią krūvą CV ir grinai taip juos vertėme ir visi vienodi, visi ėjo į geras mokyklas, visi gerus koledžus. Sako, žiūrim, įdomi pavardė ir dar plus moka 5 kalbas. Mane tai išskyrė iš minios, man tų kalbų tikrai nereikėjo tenais bedirbant, bet būtent tai man atvėrė duris į mano sekančias galimybės. Ir ką dar noriu pasakyti, kad būtinai bestudijuodami tiek dabar, tiek įstoję į universitetus, reikia įgyti praktikos. Patys ieškokite, kur norėtumėte padirbti savo laisvų laikų ar vasarom. Aš žinau, dauguma iš jūsų važiuoja į kitas šalis su tom programom, kur galima dirbti ir užsidirbti per vasarą. Paklauskit savęs, kokią patirtį iš to gausit. Yra labai daug galimybių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje pasiprašyti tų stažuočių, ar tai būtų mokslo metu, ar tai būtų vasaros metu, kas jums parodytų būtent kokios darbo perspektyvos ir kur jūs įgytumėte žinių, kurių būtent universitetuose ar mokyklose neįgysit iš vadovėlių. Ir paliksiu jūs, kad būtent Lietuvos ateitis, kad mes pakiltumėm tą rodiklę ir rikiuotumės ne į panašias spalvas ir vėliavas turinčias šalis, o būtent į pažangiausias šalis, tai čia tik tai nuo jūsų priklauso. Tai tiek.